Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpat su jumis. Melskime šįryt dviejų kankinių, Šventojo Kornelijaus popiežiaus Kiprijono vyskupo nukankintų 3 amžiaus viduryje užtarimo, kad mokėtume taip pat mylėti viešpatį, kaip jie mylėjo. Tegul atgailos malda ruošia mūsų širdis susitikti su viešpačiu. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Baigęs savo pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į Kafarnaumą. Ten vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas jį kelis žydų kilminguosius, prašydamas jį ateiti ir išgelbėti tarną. Atėję pas Jėzų, jie labai prašė ir sakė: jis vertas, kad jam tai padarytum, nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą. Jėzus nuėjo su jais. Prisiartinus prie namų, šimtininkas atsiuntė savo draugus jam pasakyti: viešpatie, nesivargink, aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Aš taip pat nelaikiau savęs vertu ateiti pas tave, bet tark žodį ir tepasveiksta mano tarnas. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau kuriam nors iš jų eik ir jis eina. Sakau kitam ateik čionai ir jis ateina. Sakau tarnui padaryk tai ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi šimtininku ir atsigręžęs į lydinčią minią tarė: sakau jums, nei Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo. Sugrįžę į namus, pasiųstieji rado tarną pasveikusią. Tai viešpaties žodis. Kiekviena Eucharistija tai visuomet pamoka. Duok pasauliui, aplinkiniams tai, į ką žiūri ir ką valgai. Mylėk bet kokią kainą, meilę už bet kokią kainą. Nėra ryto, nėra vakaro, meilė už bet kokią kainą. Ir korintiečiams, kaip girdime šiandien pirmajame skaitinyje, dar šiek tiek trūksta šio supratimo. Paulius šiandien sako: negaliu jūsų pagirti, kažkokia neligybė įsibrovusi jūsų bendruomenėje, pasidalinimai tarp vargšų ir turtuolio. Sako Paulius, tai net iš tolo nepanašu į Eucharistiją, į viešpaties vakarienės valgymą. Bet šią šventąją mišių pamoką keletą šimtmečių vėliau parodo, kad išmoko tobulai, aukščiausių laipsnių šiandieno šventieji kankiniai Kornelijus ir Kiprijonas. Štai pavyzdžiui, vyskupas Kiprijonas už tai, kad neaukojo romėnų dievaičiams aukų, buvo pasmerktas mirties bausmei. Valdžios atstovas skaito iš lentelės nuosprendį, sakinys: Tasiui Kiprijonui gyvybė tebus atimta kalavijo. Vyskupas nepanikuoja, neina iš pažinties, bet taip kaip po mišių išgirdęs pirmąjį skaitinį, atsako 2 žodžius: dėkoju Dievui. Dėkoju Dievui. Esi pasmerkiamas mirti už tiesą. Dėkoju Dievui. Taip kaip ir mišias išklausęs pirmąjį skaitinį, išmoko labai gerai pamoką. Labai gerai. Jisai negalėjo kitaip atsakyti. Jisai dalyvaudama šventųjų mišių aukoje, jisai žinojo, kad negalima gyventi
su meile ir be tiesos, arba su tiesa be meilės. Meilė ir tiesa slypi kiekvienoje Eucharistijoje. Ir kai tavęs prašo eiti prieš tiesą, bet būti kažkam mielam, tu negali. Jam sako, būsi nužudytas dėl to savo Jėzaus, dėkojame Dievui. Sako jam, tikėk tik širdyje, o lūpomis tik pasakyk, kad nepriekaištauju čia mums dėl tų pagonių dievaičių, dėkojame Dievui. Jėzus nesupyks, dėkojame Dievui. Negaliu valgydamas Eucharistiją spjauti tai meiliai į širdį, bet trokškime tiesoje mylėti kaip Jėzus, bet kokią kainą, aukščiausią kainą.